Sveiki, bičiuliai. Ačiū, kad dar kartą jūs ateinate į mūsų viruso jadą. Antrą kartą aš tikiuosi, kad prieš porą dienų, ką jūs matėte, trupučiuką bandėte su manim daryti, bet jūs žinote, kad gauti rezultatus reikia daryti ir daryti. Ir aš suprantu, kad labai sunku tikriausiai ten viską atsiminti, ką mes darėme, bet paimkite kiekvieną dieną kokį tai 2-3 pratimus ir darykite ir žiūrėkite, kaip jums patinka. Tai aš perspėju, jokių skausmų neturi būti, jokių nepatogumų neturi būti. Atvirkščiai, kiekvieną pratimą, kurį jūs darote, jūs turite jaustis patogiau ir patogiau. Ir turi būti noras daugiau ir daugiau kartoti tą pratimą. Bet jeigu pradėjautis labai gerai, sustokite, palikite kitam kartui. Ir šiandien dar vieną galima pasakyti, kad kitą savaitę man pranešė, kad Jūratė ir Urtė, kurios buvo pas mane porą savaičių, mes čia kartu, kaip sakome, mokėmės ir dirbome, pasiekėme patyrimų ir jos dabar sutiko padaryti kitą savaitę susitikimus su jumis iš Lietuvos. Ačiū uždėmesį, mes pradėsime. Porą žmonių ten prašė, kad aš daugiau pratimų rodyčiau kaklui. Nėra tokio dalyko kaklas, nugara, kojos. Šiandien kaklas, rytoj nugara, užporyt kojos. Viskas surišta. Tai todėl visus pratimus, kuriuos aš sakau daryti, tai reikia daryti bendrai. Po to galima trupučiuką dėmesio paskirti specifiniai kūno daliai. Bet jeigu jūs darysite pratimus paprasčiausia dubiniui, suksite dubinį, čia darys jums gerai ir kaklui, ir keliams, ir visam kūnui. Taip nesikoncentruokite pratimą tik tai ant vienos kūno dalies. Tarp kitko, yra knyga lietuvių kalba išleista dirbančios rankos. Ir ten yra geri pratimai kūno dalies. Mažoji leidykla išleido tą knygą, ten yra pratimai, kaip sėdėti prieš kompiuterį, kaip save laikyti, pečius, kūną, galvą, apšvietimas, viskas toj knygoje labai gerai paaiškina. Mes ją parašėme tų kauniečių gydytojų Majorovų. Tikrai jinai turi pasisekimą čia Amerikoje ir aš tikiuosi Lietuvoje jūs irgi skaitote dirbančios rankos. Ok, reiškia dabar mes pradėsime, kaip visuomet, aš mėgstu pradėti nuo stovėsenos, geros stovėsenos, kaip aš stoviu ir matote, aš negaliu susiskirti su lazda. Nu ką padarysit, čia jau kaip sakant, jau aš jau gal taip jau tikiuosi, nenumirsiu su lazda rankose, bet aš reiškia eisiu lygiai paskutinės gyvenimo dienos su lazda. Tu juokiasi jauni, bet aš, kaip sakant, vis tiek eisiu su lazda, nes aš labiau ir labiau matau, kaip ta lazda gali padėti man visoms kūno dalims. Ne tik tai, kada aš einu į liftą ir liftas susidaro ir aš padarau tokį stebuklingą judesį ir liftas atsidaro, bet ir paprasčiausia vaikščiodamas visą laiką aš stengiuosi judėti kartu su lazda. Dabar, kaip jūs matote, aš judu. Aš galiu šitą pratimą daryti be lazdos, bet jeigu su lazda darau, abidvi rankos dirba vienodai. O kas pas mus svarbu, kad abidvi kūno dalys dirbtų vienodai. Ir dabar ta lazda man pasako, kaip kairė ir dešinė pusė dirba ir viena pusė padeda kitai pusiai. Mano kairė ranka padeda dešiniai, dabar dešinė padeda kairiai. Ir aukščiau ištempiu. Ir kartais pasilaikau ir atgal numetu, siūbuoju. Ir dabar vėl, galima daryti be lazdos, jūs dabar turite lazdos, galite daryti be lazdos, nebūtinai su lazda, bet lazda aš kalbu ir tikrai gera mintis. Paprasčiausiai,
stoviu, tu galvoja kažkas, kad aš nervuojuosi, o iš tikrųjų aš jaudinuosi, bet nesinervuoju, o čia darau pratimą savo riešui. Ir matote, aš visą laiką judu. Po to aš dar porą žodžių apie lazdą ir baigsime. Atsistojau nuo kompiuterio, užsidėjau lazdą, matote, mano nugaroje kas darosi. Aš įsitiesinu, automatiškai aš įsitiesinu. Ir net, matot, čia galiu net ir pamasažuoti tuos mano raumenis. O jeigu mes dabar grįsime prie to viruso, tai va čia plaučiai, va čia plaučius pamasažuoju. Nes mes sėdėjome, mūsų plaučiai trupučiuką miegojo ir dar matote plaučius trupučiuką pamasažuoju. Visus iš to. Dabar čia, paskui negaliu neparodyti šitą pratimą, kurį sugalvojau nesnai, o tai vaikštau, žiūrėkite, kaip mums čia svarbu toks limfos centras pastuksenti. Labai svarbu, kad kaip aš laikau tą lazdą, matote, sakysime, dešinė ranka 2 centimetrai nuo kūno, o kairė lengvai stuksena, jokių skausmų. Ir čia, kad prabustų mano visi limfatiniai taškai, žiūrėkite. O tuksenu, aš vaikštau ir tuksenu. Ir taip ir jokių skausmų. Ir taip be galo visokiausių pratimų su lazda. Nu dabar taip šiandien su lazda, kad jūs negalvotumėte, kad aš tikrai jau pasidaviau tik lazdai, kaip pirmą kartą kalbėjau, rankas, triname rankas, trinamės, pageriname kraujotaką, mūsų pirštai, kad trupučiuką būtų miklesni, kad mūsų pirštai, nes mes suprantame, kuo senstame, tai mūsų galūnės pasidaro tinginės ir rankos, ir kojos, tai todėl visą laiką judiname kojas, visą laiką pėdas judiname, ir judame, visuomet judame. Ir dabar atpalaiduojame, įkvepiame, iškvepiame, laukiame trupučiuką, mosuojame rankas ir įkvepiame, pasitempiame, žiūrome į viršų ir iškvepiame, mosuojame rankas. Ir dar kartą kartuoti, kiekvieną pratimą galite 12, 24 kartus, kuo daugiau, tuo geriau, kuo pasitraukiu, pasitempiu ir lėtai nukrentu. Žiūrėkite, mano kojos sulentos, visuomet stenkimės, kad kojos, mūsų kelieniai mus turi nešioti dar ilgai. Jie visuomet pradeda daryti mums trupučiuką problemų. Todėl mes juos turime visi minkštyti, žiūrėkite. Ir dabar, kai futbolistai darydavo, Alytaus Dainavoje, atsimenu, visą laiką prieš išeidami žaisti, tokius pratimus darydavo, paprasčiausi pratimai, bet jie geri, matote, kelieniams, jiem geri, žiūrėkite, kojų pirštams, viską suku, į vieną pusę skaičiuoju 12 kartų, į kitą pusę 12 kartų, jūs skaičiuosite, kad patys darysite ir po to trupučiuką numestikite rankas, galvą, rankas, atsipalaiduoti ir lėtai, niekuomet greitai nesitieskite. Būkite tinginiai, tegu jūsų kaimynai sako, kad jums skauda nugarą, kai jūs taip judate lengvai, o jeigu jūs judėsite lengvai, lėtai, jums neskaudės nugaros, o jeigu jūs laiką šoksite, tai nepajausite, kaip jums įstriks kažkas tai. Tai visuomet judėkite lėtai, kuo lėčiau, tuo geriau. Ir tą pratimą atsimeta, žodžiu, tas mūsų tie draugai kiniečiai jau daro tą pratimą daug tūkstančių metų ir jie daro paprasčiausia į vieną pusę, į kitą. Iš pradžių mano galva tiesiai žiūro, o po to sukamės į vieną pusę, į kitą. Į vieną pusę ir sukamės.
ir sukamės labai gerai. Suktis. Kaip žinote, vaikai juk labai mėgsta suktis, o mums jau sunkiau ir sunkiau darosi suktis. O čia labai svarbu mūsų vestibuliariniai sistemai suktis. Nu ir trupučiuką padaužysime mūsų tas labai slaptas vietas, kur čia yra tie limfos taškai. Va, kad mes trupučiuką pastumsime. Tai kaip matote, kaip mano rankos laisvai, pagrindas laisvai. Jeigu mano rankos nelaisvai bus, aš pavargsiu. O jeigu aš taip darysiu, tai aš galiu groti Bacho Goldbergo Variations 45 minutės ir net pakartoti dar kartą. Jeigu aš mano rankos laisvas, tai todėl muzikantai mes stebėmės kartais, kaip jie nepakeldami, nenuleisdami rankų taip groja, nes jie tuo treniruojasi. Tai jeigu jūs treniruositės su savo rankomis, jūsų kūną trupučiuką derinti, jūsų rankos pripras ir patikėkite mane, kūnas bus labai patenkintas. Na, čia, o čia geros vietos, čia kirkšnį, man atrodo, lietuviškai čia vadina. O, žiūrėkite, kaip čia gerai. O, čia daug tokių limfos taškų svarbių yra. Oi, kiek laiko, kiek jums patinka, niekuomet ne per daug, negali būti per daug. Tai jeigu skauda, nepatogu, pavargę, tai reiškia per daug. Ir einame viršų ir va čia. O, čia gerai. Garsas turi būti geras, švarus. Dainuokite, kaip sakiau, gerai visuomet dainuoti, ne tik tai už stalo, kas sausio mėnesį gimusi, kas vasario mėnesį gimusi. Ne vienoj kalboj nėra tokios dainos gražios, kada už stalo dainuojama gimo. Atsistoti, pakelti taurelę, priglaus prie lūpų kaimynę, pabučiuok, koks malonumas. Čia tokio dalyko nėra, dabar dabar nesibučiuoti, ne, bet dainuoti, prašau, dainuokite, ateis geresni laikai, kad apsikabinėsime ir bučiuosimės, ir važinėsime, ir skrisime, ir keliausime, ir atvažiuojame į New Yorką. Matote, kaip mano rankos be jokios įtampos. Gerai, jeigu suokins į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Gerai, kad mūsų akys irgi juda su kūnu. Gerai. Ir pasitenkime, visuomet gerai pasitempti pirštus, atidarykime pirštus, ištenklę pirštus, pažiūrėkime į dangų, pažiūrėkime, o šiandien dangaus aš čia nematau, bet tikriausiai jisai gražus. Pasitempkime, pasitempimas, po to nuleisiu rankas čia, žiūrėkite, ką aš darau, čia, va, ir dabar, alkūnės atgal, kiek man patogu, tik tai kiek man patogu, jokiais būdais ne per daug, ir atgal. Ir įkvėpiu atsargiai. Ir išdarykite, kaip jūs norite, kartokite, tai nepamiršiu, noriu parodyti vieną labai svarbų pratimą, nes kuriame prašė apie kaklą. Matote, tokį rankšluotį paimu, į 4 dalis sudedu, kad būtų taip, ir dabar aš, reiškia, žiūrėkite, ką aš darysiu, čia uždedu ant kaklo, ausis čia, žiūrėkite, ausis, kad nespaustų ausis, ir dabar lėtai, aš traukiu į viršų, traukiu, laikau, kiek man patogu, sokiem žiūrau irgi į viršų, iš nugaros, kelienius įtempkite, dabar kelienius įtempkite, žiūrau ir lėtai atgal.
Ir dar kartą, žiūrėkite, čia va, ir kitoj pusėje, kiek patogu. O, čia labai svarbus pratimas su rankšluosčiu. Reikia turėti savo rankšluostį. Po to dabar norėčiau trupučiuką gulint porą pratimų. Tikriausiai jūs neturite namuose tokios staliuko, kada nors turėsite, patogus staliukas. Parodysiu, kaip čia atsigulti. O. Turi būti būtinai tokia knyga pas jūs. Turi būti. Reiškia, padeda po galvą, o čia jums padės. Kad bus ta knyga po galvą, nelabai padės. Aš padedu ją. Gali būti ir didesnė knyga, žiūrint, kiek jūs vietos turite. Nes kaklas turi būti ne čia ir ne čia. Jis turi būti taip maždaug. Tai čia reikia įdėti tokio dydžio knygą, kad čia galva liktų toj pačioje padėtyje. Ok. Tai dabar žiūrėkite, ką aš darysiu. Tikriausiai mano išeis, ką aš noriu parodyti jums. Labai svarbu. Aš darau kiekvieną rytą. Žiūrėkite, matote, taip labai svarbu knyga. Knyga jokiais būdais nepakliuoja, bet kas nors tokio kietesnio. Jo, rankas aš užsidedu ant pilvo, atpalaiduoju pečius. Pečius galite daryti nebūtent ant stalo, galite ant grindų tas pats. Jo. Bandau kvėpuoti, trupučiu, kad visuomet diafragma, ta mūsų diafragma turi dirbti. Įkvėpiu, pilvas didelis, iškvėpiu. Trupučiuką spaudžiu, dabar įkvėpiu, pasipriešinu trupučiuką, stumiu, laikau ir iškvėpiu. Tai va šias pratimas, kur su diafragminis kvėpavimas, dabar čia, o tai šonkaulius, labai svarbu čia mūsų šonkaulius supučiuką, kad jie čia dirbtų, nes šie šonkauliai čia labai susirikę su plaučiais, jie čia, va, žiūrėkite, o kad šonkauliai turi judėti, vat matote, aš trupučiuką bandau juos ištraukti ir suspausti, iškvėpiu, įkvėpti ir iškvėpti. Jiems labai svarbu, kad mūsų šonkauliai judėtų, o matote, čia. Po to aš mėgstu labai pakelti rankas. Žiūrėkite, ką aš darau su tom rankomis, jo. Atpalaiduoju rankas, riešus, matote, riešai mano, kaip šokinėja, nykščiai šokinėja, visos mano rankos šokinėja, delnas šokinėja, o po to reiškia trupučiuką alkūnės, matote, alkūnės, bet aš judinu tuo pačiu metu ir alkūnės ir mano riešą. Ir dabar jau pečius, matote, jau pečius, viskas juda. Taip kaip atsakau, kad visuomet, kad net ir dabar, žiūrėkite, pradedu net judinti savo klubus. Viskas juda, viskas juda, visuomet viskas juda, dabar patrinu rankas, patrinu gerai, kad jos būtų šiltos ir uždedu jas, užsimerkiu ir uždedu. Jo. Ir dabar mano kūnas daro, ką jisai nori. Mano kūnas nutaria, ką jis nori daryti. Ir matote, aš nedaviau tokį nurodymą, ko jūs darykite, o jūs pačios pradeda daryti. Nes jeigu mes negalvojame, tai mūsų kūnas žino, kaip atsistatinėti. Bet mes juk turime nurodymus iš mūsų mokytojos pirmos klasės ir baigėmės, nesakysiu kuo. Bet kūnas žino, kaip būti sveikam. Ir dabar viską, ką aš darau, aš tikrai negalvoju. Apie tai aš nesimokiau nei Kauno kūno kultūros institute, nes Izraelyje fizioterapijos aš nesimokiau, čia nieks nemoka. Čia mano kūnas mane moka, man sako, žiūrėkite, ką jisai daro viską, ką jisai nori. Vat matėsi man tą galvą, nelabai protinga, bet vis tiek jisai reiškia nenori paleisti jos, jis nori ją iššauti, tai mano galva, mano protas, kad būtų čia kraujo. O, ir kojos mano pasikėlė, matėte, pačios mano kojos pasikėlė ir kaip aš taip darau tos pratimus,
tikriausiai jūsų vaikai, jūsų anūkai darydavo tokius pratimus, kada jie dar neklausydavo jūsų. Bet po to pradėjo klausyti ir žiūrėti į jūs ir sustojo daryti visus pratimus. O tai čia svarbu, tokie pratimai visokiausie, nenoriu vadinti gyvuliški, bet tokie kaip gal arkliai daro kartais, taip mačiau. Ja, arkliai daro, gyvūnai daro tokius dalykus, o kas jie mokė? Jie nesimokė kūno kultūros institute ir nesimokė medicinos institute, o jie daro, todėl kad mes vidurėje turime sistemą, kuri žino, kaip save laikyti. Sistema žino, bet mūsų gyvenimas, malonus gyvenimas, gražus gyvenimas, smagus, jeigu ne tas virusas, su kuriuo mes kovojame, mes turime daug malonumo. Bet už tą malonumą, sėdėdami prie kompiuterio, prie to televizijos, klausydami tas naujienas, mūsų kūnas automatiškai susitempia, susitraukia. Bet mūsų gyvenimas, malonus gyvenimas, gražus gyvenimas, smagus, jeigu ne tas virusas, su kuriuo mes kovojame, mes turime daug malonumo. Bet už tą malonumą, sėdėdami prie kompiuterio, prie to televizijos, klausydami tas naujienas, mūsų kūnas automatiškai susitempia, susitraukia. O jeigu mes žaidžiame krepšinį 2 kartus į dieną, arba kitus sportus darome, tas pats mūsų kūnas nelabai nori to daryti. Tai todėl šių dalykus pratimus, kur aš jums rodau ir sakau, jeigu jūs darysite, jūsų kūnas bus labiau suderintas. O jeigu kūnas suderintas, raumenys ir kaulai, jie susirišę su visais viduriais organais ir jūs būsite sveiki ir drūti ir laimingi. Ir čia nieko nekainuoja jums. Čia nereikia jums eiti būti klubo nariu ar eiti į baseiną. Jūs matote, nereikia net tokio stalo, nereikia. Reikia tik turėti knygą, mano knygą reikia turėti, šią teisybę, kad po galvą pasėdėjau. Taip, jeigu nieko nereikia, reikia turėti noro trupučiuką ir, kaip pas mus sakydavo, susiimti. Susiimti reikia, daryti ir esu užtikrintas, kad jūs jausitės geriau, nes šitą virusiadą mes laimėsime, aš užtikrintas, neaišku, kiek laiko bus, bet mes laimėsime. Bet bus ir kita virusiada, kaip po vienos olimpiados eina kita olimpiada. Ir taip su tais virusais ir su visokiom lygoms ir panašiai. Bet mes, jeigu jas ruošimės toms kovoms, mes visuomet geriau laimėsime. Taip, kad aš linkiu jums susiimti, kaip pasakiau, ir pradėti daryti kuo daugiau tokių. Aš suprantu, kad viską atsiminti sunku, tikriausiai jūs galite žiūrėti per kompiuterį. Vilija jums pasakys, kaip prieiti prie to puslapio ir daryti, bet paimkite 1-2 pratimus, atsiminkite, išeinate į vieną kambarį, darykite ten, po to kitą pratimą. Nereikia, nebūtinai viską taip daryti. Taip viską daryti, aišku, čia užims trupučiuką laiko, kad išmokti. Bet aš noriu su jumis, man labai ačiū, kad jūs mane žiūrėjote, duoti jums trupučiuką tokių patarimų iš savo patirties, iš dalykų, kuriuos aš išmokau per 50 metų, kaip aš minėjau, nuo Alytaus ligi New Yorko. Ir aš matau, kai mano pirmieji mokytojai, tarp kitko Dineika, buvo mano mokykloje fizinio lavinimo dėstytojas, ne mano laikais, bet prieš tai, buvo ir išmokau mokyklos labai daug dalykų iš fizinio lavinimo mokytojo, buvo Kostas Bladžius, aš iš jo išmokau ir išmokau iš Kaune, visur išmokausi, Druskininkuose, visur Kaune, bet dabar čia ne mano sistema, iš visų aš esu paėmęs. Ir prašau, jūs paimkite trupučiuką kažką tai iš manęs. Prašau, paimkite. Ir Jūratė kitą savaitę jums duos dar naujesnių, geresnių idėjų, kalbantį labai gražiai dzūkiškai. Ir po to Urtė, kalbantį kaunietiškų akcentų, jos kalbės su jumis ir mokys, ir aš žiūrėsiu, ir turėsiu malonumą. Ir mes vasarą
būtinai susitiksime ir mes tęsime mūsų draugystę, mūsų pažintis. Taip kad dar kartą labai ačiū, kad jūs turėjote kantrybės klausyti mane. Ir iki susitikimo ir linkėjimai visiems mano Lietuvoje likusiems draugams, giminėms, pažįstamiems, mokytojams. Visiems. Valdžioj nieko nepažįstu. Okay, ačiū.